Jaunųjų demagogų rinkimus laimėjo naujosios kadencijos miesto taryboje dirbsantis konservatorius Gediminas Žukauskas. Melagingo žadėtojo titulas būsimajam politikui suteiktas tik išbandžius visus galimus kandidatus ir gavus pažadą, kad realiame politinėme gyvenime jis stengsis meluoti kuo mažiau. Iš graikų kalbos kilęs žodis demagogija reiškia apgaudinėjimą, melagingais pažadais, meilikavimu ar sąmoningai iškreiptais faktais siekiant įtikinti pašnekovą. Siekdami išsiaiškinti didžiausią demagogiją skleidžiantį politiką, jau nebe pirmus metus konkursą organizuoja pagrindinių miesto partijų jaunieji politikai. Šiemet varžytis dėl didžiausio demagogo titulo norą pareiškė visų išskyrus jauną lietuvių sėkmės koaliciją sudariusių partijų atstovai. Kovojant dėl garbingos nominacijos, jiems teko pasitelkti visą savo politinę patirtį ir netgi pažadėti įteisinti pagrindinį korupcijos blogį kyšininkavimą. Kyšių ėmimo departamentas teigti užsimoję politikai dievagojosi padaryti tai, ko esą iki šiol nedarė niekas – mylėti kyšį davusi žmogų. Žmogų reikia mylėti atnešanti. Iki šiol daug problemų buvo, kad yra nemylėjo, mes mylėsim. Metų demagogo titulą pelnęs politinėme gyvenime oficialiai iki šiol nedalyvavęs konservatorius Gediminas Žukauskas teigė, esą valdžią nuo kito mėnesio perimsiantys konservatoriai sieks įgyvendinti ir kitus miesto planus. Tai ar visus pažadus, kuriuos va čia išsakėt, įgyvendinsit? O kai kitaip negali būti. Kyšio ėmimo aš nesiūliau, siūliu tik rinkti mokestį ir pastatyti brangiausią pasaulį areną. Tai šitas stengsimės. O daugiau vargiai čia mes ar kažką sugebėsim. Kyšis pasidalins. Būkit Kauninės yra Kaunas. Mes žinom šitą. Praėjusiais metais didžiausio politiko gražbiliautojo titulas atiteko patyrusiam politikui socialdemokratui, dabartiniam vyriausybės atstovui Kauno apskrityje Vasilijui Popovui.